Sveiki visi, šiandien aš, Ugnius ir mano brolis Danielius. Na ir ką, ir mes čia single player statėme atrakcionus. Čia ne vieną atrakcioną, čia matote kaip ir zombių. Čia iš tikrųjų buvo kiauliažmogiai, čia buvo vorai, čia buvo zombiai, bet jų nėra. Na, čia mano statyti namukai. Čia pirmasis atrakcionas. Antrasis ledai ir trečiasis saulė. Na, ledai buvo statomi, ką žinau, taip sunkokai, va matote, tuščias vidus, tik ten tie. Aš priminsiu, aš su game modu. Saulė buvo statoma ilgiausiai. Haha, geras. Todėl, nes buvo 20 metrų aukščio į viršų. Matote, kad, gal tas pats su ledais, bet ledai buvo mažiau statomi čia. Va. Oi, čia. Va. Matot. Na, mes su jais šiandien pasivažinėsim. Pasivažinėsim šiandien. Tai einame prie pirmojo atrakciono. Nėra labai geras atrakcionas čia, aš tiesiog į tai pabandymui, bet bandom. Čia vakar zombis norėjo pasivažinėti šitą atrakcioną. Ai, čia lietokai važiuoja. O tavęs priešūdai tai tikrai bus linksmiau. Kas čia priešūdai dabar? Ei. O dieve. Galiu pasakyti, sugriauju atrakcioną. Ai, žinot, gal geriau šitą nesivažinėjimą. Na gerai, dabar prie ledų. Žiūrėt, kad ir aš nesulaužčiau. Lauk. Kur čia pradžia? Pradžia, manau, čia. Čia. Čia pradžia teisingai, čia gerai pastatyta šitas vežimukas. Čia biškį lagina, nežiūrėkit, nekreipkit dėmesio. Nuvarom. Tai čia biškį įdomiau gali būti. Čia aš nesutvarkiau dėl to, nes iš pradžių pastačiau, paskui nenorėjau visko griauti. Tai teko taip, kad liktų. Opa, čia greitai nusileidžiam. Čia žiauriai man fainai, taip. Nu va, aprodėme savo patį pirmą, antrą atrakcioną. Jei norite pažiūrėti namelio vidų, čia, tiesą sakant, čia tikriausiai durys nepadarytos. Jo, tiesą sakant, tikrai. O čia durys yra. Na, va, matot, čia man nesisekė šito padaryti. Čia dariau ant vandens. Viskas buvo padaryta ant vandens. Šitą dariau, ir atrakcionus, ir šitus namelius dariau 2 valandas. Na ir va, mano kūrinys baigtas va ką tik. Aš jį va ką tik baigiau. Pervažiavau. Taip. Na ir varom.
Čia bus labai daug kilimų į viršų iš tikrųjų. Dėl to, kad, matot, čia plotas labai mažas yra ir nėra kur tiesiai pavažiuoti beveik. O čia va geriau. Nuo kalniuko leidžiamės. Matot, čia aš pritaisęs viską esu pridaręs. Opa, čia dar vienas važiuoja. Na tikriausiai, jei jums patiko tas ledas, tai ir sakykite, nes man irgi gal labiau patiko. Nu va, tai pasakykit, ką man pastatyti, kokį atrakcioną. Gal laivą, gal savo skiną atrakcioną. O jei nematėte mano skino, tai va naujas skinas. Aišku, daug kas sako mergaitė, bet žaidžiu. O Nikas, tai pažiūrėkit. Aš tai manau, kad čia ne mergaitė. Nu tai vat. Jeigu jums patiko šitas video, laikinkite, prenumeruokite, pasiūlykite, ką man pastatyti iš tikrųjų. Gerai? Gal aš galėsiu ir pastatyti ir kokį laivą, ir savo skiną galėsiu. O gal jūs prašysite, kad aš išgyvenčiau be gamio modo, tai aš nueičiau nuo čia ir keliaučiau be gamio modo, arba tiesiog susikurčiau kitą pasaulį išlikimą, kur gamio modą neužsidėčiau. Jei labai reikėtų, iš tikrųjų aš nesu labai gražiai sustatantis, tai matot, ledai man neišėjo. Saulė irgi nelabai, žinot. Ne visigi dailininkais gimsta. Na gerai, laikinkite, prenumeruokite, jei patiko, siūlykite draugams ir pasiūlykite, ką statyti. Iki kito karto, su jumis buvo Ugnius ir jo brolis Danielius. Viso.